Kadangi mokymų modulių turime išties nemažai šiuo metu, tai žmonėms dažnai kyla klausimas, kurį modulį rinktis. Ar būtina pradėti nuo pirmojo ir palaipsniui kilti iki ketvirtojo ar penktojo, ar galima tiesiog rinktis pagal technikas. Tai iš tiesų galima rinktis pagal jums patinkančias technikas ir nėra tokio sunkesnio ar lengvesnio. Vienam žmogui viena technika bus sunkesnė, kitam bus kita lengvesnė. Tai žiūrėkite, kaip jaučia širdis, kaip sutampa jūsų darbo grafikai ir į kurį modulį galite atvykti. Tai šiandien norėčiau truputėlį daugiau papasakoti apie mūsų pirmąjį modulį. Tai yra pats seniausias, nuo kurio viskas ir prasidėjo. Ir nepaisant to, kad iš tiesų vedame pirmą modulį, tikrai gal jau 5 metus, šaknys išliko tos pačios, bet pačios technikos labai gražiai transformavosi, adaptavosi ir niekada nebūna taip, kad viskas išlieka taip pat. Per tiek metų, per 5 metus visai nenuostabu, kad ir mes tas technikas ištobulinome. Tokių pastebėjimų atradome, patarimų mokiniams, kaip geriau, kaip lengviau pasidaryti. Tai šiaip labai džiaugiuosi šiuo moduliu, nes turime tikrai labai gražias 3 technikas, kurias net ir mokymų metu, kai mes parodome, kaip daryti, visada mokiniams pasakau, kad nereiškia, kad jūs būtinai taip turite ir daryti. Jūs išmokstate principus, technikas, pamatote įrankius, su kuriais galima dirbti. Ir iš tų visų 3 skirtingų technikų jūs galite padaryti netgi 4 ir panaudoti viską, ką išmokote, sukurdami kažką unikalaus ir savito. Tai viena iš technikų šiaip labai mylima mūsų klientų ir meistrų, bet gal ne visi dar ją gerai perkanda, kaipgi čia atliekama šita technika. Nors iš tiesų yra tikrai labai paprasta. Tai yra 2 sluoksniai. Geriausiai naudoti šiai technikai baltą apdailinį molio tinką, nes mūsų Light Sand 13 mišinio akmenukas yra šiek tiek per stambus. Ir kas gražu ir fainai, kad šią techniką mes dar galime truputėlį tobulinti ir net šis variantas nebūtų baigtinis. Tai mokymų metu mes tiesiog su mokiniais nusprendžiame, kiek toli norime eiti. Šis variantas galbūt tinkamas dideliems plotams, tai nėra tik viena akcentinė siena. Tokia technika tikrai galėtų būti ir netgi ant visų namų sienų. Reikėtų galbūt pagalvoti, kiek kokio rašto daryti, nes čia raštas atsiranda tiek iš pirmo sluoksnio. Mes matome bangeles. Tai jos yra padarytos pirmame sluoksnyje ir matome tam tikras ertmes, tai yra antro sluoksnio dekoras, bet kad viskas apsijungtų, mes turime dar atlikti vieną veiksmą. Tai vat būtent tą veiksmą galbūt geriausiai daryti kartu mokymuose, nes tada būna aiškiausiai, kaip jis atliekamas. Tam, kad viskas apsijungtų į vieną vientisą ir gražų dekorą su dar papildomais efektais. Antroji mūsų technika tai yra betono imitacija su molio tinku. Viena seniausių mūsų technikų, prie kurios atsiradimo, sukūrimo ir tikrai tokio ištobulinimo labai prisidėjęs dekoratorius Mantas iš Vabalas. Tai tikrai jo indėlis yra ir jis vienas pirmųjų padarė šį dekorą ir po šiai dienai tie dekorai atrodo labai nuostabiai erdvėse, kuriuose jie yra ir tikrai galima pamatyti ir Vilniuje Nike parduotuvėje, ir Avia Solutions Group visame tame vestibiulyje. Tai kuo ši technika skiriasi nuo dabartinio mūsų betono, kurį turime su Kleibeton mišiniu, tai jūs patys kontroliuojate visas tų blokų linijas, tai reiškia, kad nėra pribojimo. Jeigu būtų noras, būtų galima daryti visai be tų juostų ir be bloko, tiesiog vientisą plotą. Galbūt tada labiau primintų kaip mikrocementas su papildomais efektais. Ir vėlgi, kas yra labai įdomu, kad mes galim visiškai kontroliuoti, galime daryti papildomus įvairius nubėgimus, įvairius taškiukus, purškiant pigmentuotą vandenį, ertmes, derinti netgi spalvas apatinio sluoksnio ir viršutinio, nes čia yra 3 sluoksnių sistema. Pats paviršius jisai tampa labai glotnus, mes jį užkietiname metaliniais įrankiais, tai tikrai labai malonus paliesti ir gali būti lakuojamas
atspariu laku, kaip ir bet koks kitas dekoras. Galima įtraukti papildomų, čia tokių kaip medžio, žievės kažkokių efektų. Tai visą šitą mes parodom per mokymus, kartu pabandome ir tikrai yra labai daug mūsų klientų, kurie sėkmingai pasidarė šią techniką. Tai vien kiek foto studijų iš tiesų turi šią techniką, tikrai labai daug, galite rasti nuotraukas ir mūsų Instagrame bei svetainėje. Tai tam, kad geriau matytumėte skirtumus tarp tų dviejų betono imitacijų, tai aišku, su Klebeton mišiniu ta betono imitacija jinai visada atrodys daug natūraliau, ertmės susidaro natūraliai. Čia mes jas turime kurti ir mes jau parodome, kaip tai padaryti kuo subtiliau, kad nebūtų per daug, nebūtų per mažai. Čia viskas atsiranda natūraliai dedant plėvę, bet tai yra molio cemento mišinys, o čia yra tik molio tinko mišinys. Dviejų skirtingų frakcijų mišinius naudojame. Tai abi technikos tikrai įspūdingai gerai atrodo ir tikrai yra žmonių, kurie labiau myli šią techniką, kiti myli šią. Tai rekomenduojame susipažinti su jomis abiejomis, nes tikrai galima pritaikyti įvairiai tiek vieną, tiek kitą. Klebeton mokymai bus kitą datą, rugsėjo mėnesio jau irgi yra paskelbta, tai jeigu būtų noras, galima irgi registruotis. Trečioji mokymų technika yra, tokia, sakyčiau, truputėlį improvizacinė, nes ir vienaip, ir kitaip galima švelniau, galima grubiau. Mes čia turime grubesnio varianto pavyzdį, tai molio tinko mišinys užnešamas voleliu, glaistui užnešti skirtu voleliu ir teptuku apglotninamas. Tai mes galime dar išsikelti papildomą faktūrą ir turėti tikrai tokią akcentinę, labai gražią sieną, bet galime ir glotninti viską, nedaryti iškilios faktūros, o palikti teptuko žymes. Tai tikrai tų variantų yra ir jie yra tikrai labai nesudėtingi. Esmė gal žinoti keletą tokių niuansų, patarimų apie mišinio skystumą, kada tuo teptuku užglostyti, kada gal dar palaukti. Tai technikos įveikiamos tikrai net ir be patirties esantiems žmonėms. Tiesiog reikia žinoti tam tikrus niuansus ir kartu padirbti. O kai kartu padirbame, tai daug yra lengviau ir vėliau konsultuotis. Tai čia parodėme pirmojo modulio technikas, su kuriomis turėsite galimybę susipažinti atvykę į mokymus, bet, kaip sakėme, mokymų modulių yra dar 3 ar 4, jau kartais ir pati pasimetu tarp tų skaičių, nes vis jie auga, vis tų technikų daugėja. Ir dar ką norėjau pasakyti, kad mesgi dar turim labai daug spalvų, tai kartais ta pati technika su kita spalva jinai visiškai kitaip atrodo. Tai spalvų yra tikrai galybė ir galima pritaikyti bet kokiam interjerui, nuo šaltų pilkų, šiltų pilkų iki visai šviesių, mėlynų, rudų, žalsvų. Ir tikrai tas skaičius spalvų netgi nėra baigtinis, nes visada atsiradus konkrečiam poreikiui ar dideliam projektui spalvas galima ir kurti papildomai, ką tikrai tenka daryti tam tikrose objektuose. Tai tikrai labai kviečiame išbandyti savo jėgas, drąsiai nebijoti, nes tikrai būna žmonės kažkiek nuogastauja, kad gal neturi patirties jokios, kiti dar nuogastauja dėl savo amžiaus. Tai žinokit, nei amžius, nei ūgis, nei patirtis yra ne riba. Mokymus vedame, aš tikrai jau skaičius, aš pametu, mes patys jau 10 metus gyvuojam, tai mokymus vedam tikrai kokius 7 metus, skaičiuojant nuo tų pirmųjų, kai dar visai patys tik mokėmės, kaip juos vesti, kaip sistemą padaryti. Ir aš tikrai netgi turiu nuotraukų, kur 4 žmonės dirbam ant stalų ir jokių ruošinių nebūdavo, dabar jau sistema yra ištobulinta ir tie mokymai tokie peraugia į profesionalų lygį. Ir tikrai, kas džiugina labiausiai, kad matome labai gerus rezultatus po tų mokymų. Ir mokymai nėra skirti, supraskit, nėra skirti išmokyti, nes tai irgi yra procesas, bet kai mes kartu padirbame, mums tiesiog lengviau jau jūs paskui pakonsultuoti. Net kartais ir trumpų skambučių, jeigu jūs jau atliekate savo dekorą, jums kažkas neaišku, jūs paskambinate ir mes ten atsimenat, kaip ten su tuo teptuku, ką darėm. Atsimenu. Tai tikrai labai būna gera pagalba iš mūsų, kai jau esam kartu padirbę. Tai labai visų laukiu
nes tikrai būna labai smagu ir aš net nežinau, tikrai nuoširdžiai, ko gero nesame turėję tokio klientų, kuris po mokymų atrodytų nusivylęs ar komentuotų, kad jam diena ilgai ėjo. Dažniausiai vakare visų mokinių veiduose matosi nuostaba, kad laikas jau baigėsi ir kad ta diena tikrai intensyvi ir sunki tiesiog praskriejo. Tai labai laukiam tikrai ir patirkit kartu su mumis tą atradimo džiaugsmą, pamatymą, kaip sukūrėmi tie grožiai ant sienų. Ir žinot, kartais tikrai turime ir tokių klientų, kurie net nesiruošia patys daryti, jie ruošiasi galbūt samdyti meistrą, bet tiesiog nori suprasti, ko gali ir iš meistro prašyti, ko tikėtis, kokios galimybės to mišinio. Tai labai visų laukiame čia, Kaune, pas mus studijoje.